visi, su jumis aš čia Liutauras, Domas ir Erkis. Šiandien vėl susitinkam tome GTA ir namuose. Šiandien varysim iki oro uosto, tenai kur lėktuvų galima malūnsparnį gauti. Sėdame į mašiną. Tas oro uostas kažkur čia turėtų būti. Senai tenai bebuvom, tai tenai kur kaip ir lenktynės, va. Kad čia, man rodos, kad čia. Arba čia lenktynių metas, nu tiesiog į lenktynės nuvarysime ir gerai bus. Šiandien. Kaip visada, like, mygtukas ir subscribe. Mygtukas. Rašykit, kam žaist. Na. Ir pasakykit, per ką mums filmuot. Aha, per naujus epus reikia. Čia nesąmonė. Filmuojam tą video tą pačią dieną, bet keliam kitą dieną, nesuprantam kodėl, nu. Bandom pasiekti dabar mūsų tikslas 50 followerių. Nu, ir 10 gerai bus. Parašykit, kas jums geriau YouTube'as ir TikTok'as. Vairuoti nemokam visi mes. Bet lengviau būtų į taksį sėsti ir nuvažiuoti tenai už 5, ne už 100. Na jo, pinigų nėra ką leisti. Pinigai yra pinigai. Aha. Čia jau doleriai, nebe pinigai. Nu eik. Duodu draugui nuvažiuoti, nes jisai žiauriai gėsinas, kai negauna žaisti. Ką? Važiuok. Nieko. Važiuok! Varyk! Praeitas video buvo kaip mašinų tenai ieškojom, o dabar kaip į lenktynės palenktyniaut prieš botus arba su laiku tiek. Bet tas GTA mepas atrodo toks mažas, o kaip per jį važiuoji, man per didelis. Tai per naktį tai gražiai važiuot. Tai mes dabar važiuojam ir susitiksim keliu. Davai, nes pratęsėm, nes ilgai važiavom ir naują mašiną pasiėmėm. Na, atvažiavom čia ir kas dabar? Man atrodo, pasižiūrėkime. Nu biškutį. Aha, mes atvažiavom prie tų lėktuvų. Į vietą atvažiavom. Domai, va tenai, į tenai prie to varyk. Nesižymėk net nereikia. Skipas. Ai, tiesiog. Bet čia viskas ant tos muzikos. Va, ir į tą garažą ir Tuvo nėra. Yra. Ai, jo, ten yra. Autobusas galbūt net lėktuvas. Dai, visi lėktuvų filmuot, skraidyti yra impossible. Pasistatysiu mašiną va čia. Na, Dabar tai varom, va.
į lėktuvą. Tai čia, oi, kas čia buvo. Va. Čia gali skristi per visą Neapolį. Bet mes renkamės pačių mažiau. Kažkutį pamiršau, kaip tai yra. Vis put pamiršau, bet nieko tokio. Aš tuoj. Nu gerai. Viską prisimenu. Bet žinokit, netrodo, kad aš nemoku lėktuvo vairuoti, bet su juo sunku yra. Nu jau. Nes su Nežinau. mašina mes dar vos te mokam vairuoti. Kaip mašina palieka be ratų? Nebėra, tai šyšės nebėdės. Nu, tik variklis. Susprogęs. Nu. O. Golda. O! Ką? Kas čia buvo? Kas buvo? Kontrolerio klaida. Atsivojam, problemos buvo. Negaliu žiūrėti, kaip nemoku vairuoti. Ar aš praleidau? Taip, praleidau. Na, tai jau įtikiu. Mes skrendam, dar draugas 2 kartus mirs, paskui dar vienas draugas. Na, ir toks šiandienos video bus. Impossible skrydžiuose. Per kompą, tai man rodos lengviau, taip per reikia labai. Taip, visi esu bandęs. Oi, čia gražus. Ne su kompu aš žinau, ne su lėktuvu, su naikintuvu. Būdai taip, ir posūkiai šitie, į viršų va taip. To. Patys vakiname su lėktuvu. Reikia valdyti su kontroleriu, tai... Šitą paspaudyti. Ir ją pačią lenk. Šitą ją pačią lenk. Dar atleisti. Ir su šitais pasakyti. Gerai. Ką tu čia? Aš moku nevarai. Gražu. Pilotas 2020. Perfekt. Tu supranti, kad tu realiai. Žinau. Viskas. Nu, tai dabar baigiam su lėktuvu skraidyti ir pabaigsim video toj. Iš misijos išėjom. Na, dabar mašiną prisėdam. Ir sakykit, ar patinka video, spaudykit like mygtuką ir follow mygtuką. Nepamirškit TikToko Liutauras Narčius ir Domas. Na, nu, šiandien baigsim vat šitai video, kad pasimokėm skraidyt. Skraidymas yra sunku ir vis tiek mes mokam skraidyt.